Sveikinu kiekvieną žiūrovą savo kanale. Mano vardas Elytė. Vasario 28-ąją įvyks didysis planetų paradas, atveriantis permainų vartus. Šiame vaizdo įraše sužinosite viską apie šį ypatingą įvykį. Vasario 28-oji taps kosminio didingumo momentu, kai atsivers visatos erdvės durys, įnešdamos į mūsų gyvenimą pokyčių sūkurį. Tai bus ypatinga akimirka, kai atsisveikinsime su žiema. Šis pagrindinis astronominis įvykis, didysis planetų paradas, žymės naujų gyvenimo etapo pradžią. Būtent šią reikšmingą dieną 7 Saulės sistemos planetos – Merkurijus, Saturnas, Neptūnas, Uranas, Venera, Marsas ir Jupiteris išsirikiuos į vieną liniją. Jų poveikio simfonija susijungs į vieną galingą harmoniją, sukurdama galingą permainų impulsą, kuri žada sėkmingus startus ir palankius pokyčius mūsų gyvenime. Tai neatsitiktinumas. Merkurijus, Saturnas ir Jupiteris – fortūnos ženklai. Kosminis rezonansas pasiekia savo kulminaciją ir jo poveikį pajus kiekvienas, tikintis dangaus ženklais. Geriausia būtų surasti galimybę pabūti lauke sutemus, kad galėtumėte pilnai mėgauti šiuo reginiu ir harmoningai pasiruošti ateinančiams pokyčiams. Saturnas įneš tvarką į jūsų ketinimus, padėdamas atkurti prioritetus. Merkurijus suaktyvins mentalinį procesą. Uranas suteiks genialumo blyksnių ir originalių sprendimų. Jupiteris atvers ateities horizontus. Neptūnas sustiprins tikėjimą idealais ir savirealizaciją. Marsas suteiks energijos ir ryžto tikslams pasiekti, o Venera pripildys gyvenimą meile, grožiu ir harmonija. Pabrėžiu, kad didžiojo planetų parado potencialas palies mus visus, kiekvienų asmenį gyvenimą, ir tai atsispindės įvairiuose srityse. Vieni patirs asmeninį augimą, kiti bus nukreipti į profesinės pergales, o kai kurie išvys pokyčių šeimos rate. Nepriklausomai nuo laukiančių transformacijų srities, pateikti patarimai taps vertingomis gairėmis šių perėjimų laikotarpiu. Kaip planetų paradas paveiks zodiako ženklus. Avinai, prislopinkite skubotus veiksmus, sulėtinkite tempą, jūsų intuicija gali tapti svarbiausiu įrankiu, klausykitės vidinių nuojautų ir veikite apgalvotai. Jaučiai. Teigiamai priimkite bet kokius pokyčius savo aplinkoje. Naujos pažintys gali atnešti sėkmę ir tapti reikšmingų pasiekimų katalizatoriumi. Dvyniai. Jupiteris dosniai apdovanos jūs gerovės energiją, pasitikėkite likimu ir ryžtingai ženkite į priekį, priimdami naujas galimybes. Vėžiai. Prieš pasinerdami į naują pradžią, apmąstykite savo praeities patirtį, kad nesinešiotumėte senų klaidų naštos. Liūtai. Padarykite pauzę savo ambicijoms ir prisiminkite, kad pasaulyje egzistuoja ne tik materialinė gerovė, bet ir dvasinis praturtėjimas. Klausykite savo širdies balsų, derindami jį su aukščiausia logika. Mergelės. Paleiskite iš atminties visas praeities nesėkmes, atsisakykite abejonių ir atverkite sielą tikriems jausmams. Šauliai, nepasiduokite pagundai viską ir visada suspėti. Priminkite savo apie galimybių ribas ir nepamirškite nusipelnyto poilsio. Skorpionai, atsikratykite per didelių įsipareigojimų, skirkite dėmesį asmeniniams interesams ir sekite savo tikraisiais tikslais. Ožiaragiai, nustokite viską daryti vieni, drąsiai prašykite pagalbos. Galbūt jūs maloniai nustebins, kiek daug žmonių nori ir gali jums padėti. Žuvys, likite ištikimos savo siekiams,
Net jei jūsų tikslas atrodo nepasiekiamas, jūs jau esate jo įgyvendinimo slenkstyje. Vasario 28 tai unikalus dangaus reiškinys, įspūdinga astrologinė aranžuotė. Po 15 metų šis didysis planetų paradas vėl susijungia į vieną linijinę kompoziciją, kai 7 planetų jėgos išsirikiuoja vienoje linijoje. Šis išsidėstymas tampa simboliniu kosminiu atsisveikinimu su praėjusiais metais ritualu. Toks didingas paradas ne tik stebina savo vizualiniu grožiu, bet ir žymi laikotarpį, kai galime harmoningai susiderinti su teigiamais mūsų gyvenimo pokyčiais. Kiekviena šiame parade dalyvaujanti planeta neša savo unikalų energetinį antspaudą. Jų suderinta padėtis simbolizuoja pusiausvyrą ir atveria vartus naujoms idėjoms, proveržiams bei perėjimui į aukštesnį vystymosi lygį. Planetų susitelkimo epocha išsiskiria ypatingu energetiniu intensyvumu ir galia. Tradicijos susijusios šiuo įvykiu apima įvairias praktikas, skirtas energetiniam sąveikavimui su kosminėmis jėgomis. Bendra masinė veikla dar labiau sustiprins šį efektą, nes kolektyvinės koncentracijos energija idealiai tinka norų ir ketinimų įtvirtinimui bei jų realizavimui. Su nekantrumu laukiame vasario 28-osios, kai didysis planetų paradas atsiskleis visų savo grožiu. Tai globalinių sąmonės pabudimų metas. Šis retas įvykis sukuria galingą energetinį portalą skirtą daugiamačių sąmoningumo aktyvacijai. Šią dieną ribos tarp dimensijų tampa itin plonos, o galimybės dvasiniai transformacijai pasiekia aukščiausią tašką. Kodėl šis planetų paradas toks ypatingas? Nes visos 7 planetos suformuoja šventąją heksagramą. Šis įsidėstymas aktyvuoja senovinės žemės kristalinės gardeles, atveria portalus į aukštesnius matmenis, sustiprina ryšį su visatos informaciniu lauku ir pažadina snaudžiantis žmonijos DNR kodus. Galinga praktika daugiamatės sąmonės aktyvacijai. Pasirinkite ramią vietą vasario 28 dieną. Uždekite žvakę. Šalia padėkite krištolo kristalą, kalnų krištolo. Jei tokios galimybės nėra, galite pasistatyti dubenį su vandeniu. Jis taip pat veikia kaip energijos laidininkas. Atsisėskite patogiai, giliai įkvėpkite ir įsivaizduokite auksinę šviesą supančią jūsų kūną. Vizualizuokite save kristalinėme kokone, kuris stiprina jūsų energetiką ir atveria ryšį su aukštesnėmis vibracijomis. Ištarkite aiškų ketinimą. Aš aktyvuoju savo daugiamatę sąmonę. Tai padės jums harmoningai priimti šio ypatingų astronominių įvykių energijas ir atverti naujus dvasinius horizontus. Dabar įsivaizduokite 7 energetinės spiralės, kiekvieną skirtingos spalvos. Leiskite joms susijungti jūsų būties centre, harmoningai įsiliejant į jūsų esybę. Kodą reikia ištarti 3 kartus. Laiko susiliejimo taške, kur susipina pasaulių aidai, kur sąmonės gelmiai nubunda iš ištakų. Aš visų pasaulių dalis, aš senovinių sapnų sergėtojas, aš savo likimo kūrėjas, aš virš kasdienybės ribų, per daugybę sluoksnių, per visų pamatų šydą, atskleidžiu savo vidinę galią, įgimtą manyje. Laiko susiliejimo taške, kur susipina pasaulių aidai, kur sąmonės gelmė nubunda iš ištakų, aš visų pasaulių dalis,
aš senovinių sapnų sergėtojas, aš likimo kūrėjas, aš virš kasdienybės ribų, per daugybę sluoksnių, per visų pamatų šydą, atskleidžiu savo vidinę galią įgimtą manyje. Laiko susiliejimo taške, kur susipina pasaulių aidai, kur sąmonės gelmė nubunda iš ištakų, aš visų pasaulių dalis, aš senovinių sapnų sergėtojas, aš savo likimo kūrėjas, aš virš kasdienybės ribų, per daugybę sluoksnių, per visų pamatų šydą, atskleidžiu savo vidinę galią įgimtą manyje. Būkite atviri pojūčiams, intuicijos aktyvėjimui ir ryškiems sapnams. Gerkite daugiau vandens, praleiskite laiką gamtoje ir skirkite laiko kūrybai. Transformacijos laikas. Naudokitės šia galia. Didysis planetų paradas tai ne tik kosminis įvykis, bet ir jūsų asmeninės evoliucijos šansas. Tai laikas išlaisvinti save nuo senų įsitikinimų, priimti aukštesnės sąmonės vibracijas, sinchronizuoti su visatos ritmu, aktyvuoti savo dvasinį potencialą. Ar esate pasiruošę priimti šią energiją? Vasario 28-ąją atsivers galingos galimybės, pasinaudokite jomis sąmoningai. Nes tai ne tik astronominis įvykis, bet ir galimybė keisti savo gyvenimą. Didysis planetų paradas tai laiko vartai į naują sąmonę. Su jumis buvo Elytė Avetienė.